Sveikos, mano mielos svarstyklės. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Ši savaitė gali būti užimta, gali tekti daug važinėti kažkur, galbūt rūpinsitės kažkokiais šeimos reikalais, arba važiuosite apsipirkti kažkur toliau ar į didesnę įstaigą. Bendrai savaitė bus įprasta, kažkuo labai stipriai neįsiskirianti. Bet kažkokios truputį magijos gali atsirasti jūsų gyvenime, kažkokių šią savaitę, kažkokių staigmenų malonių ar malonių netikėtumų, gal kažką sutiksite, seniai matytą draugą, kuris nustebins maloniai. Gerai, pažiūrėkim, ką svarstyklė šią savaitę turi žinoti. Kokia savaitė svarstyklių laukia. Debesys, pelėdos. Labai pelėdo žiūriu, krenta daugam. Šitam nukrito, tai gerai. Debesys, pelėdos ir žvaigždės. Šią savaitę gali būti kažkokių neaiškumų, tokių kaip debesys, užniaukė ir kažkokių truputį neaiškumų atsiranda. Ar šiaip kažkokių klausimų, žodžiu, užduočių kažkokių turėsit, kur turėsite išspręsti. Bet išspręsite jas diplomatiškai, be jokių išsišokimų, kaip sakyti, ar agresijos, tyliai, ramiai, kaip ta pelėda sklendžia tyliai, jūs taip gražiai, diplomatiškai viską išspręsite. Pelėdos taip pat irgi kažkokius neiškumus rodo, tai dvigubai neiškumų, bet pelėdos viską sprendžia diplomatiškai, gražiai, tyliai. Tai viską išspręsite, viskas paaiškės, gali būti, kad išaiškės kažkokie rezultatas bus sėkmingas, išaiškės kažkokie dalykai, kurie jūsų gyvenimo tikslus pastumės į priekį, galbūt jūsų svajones netgi. Ir dar sakyčiau, priimant tuos sprendimus, ieškant atsakymų į tuos klausimus, kurie jūs čia kankin šią savaitę neramins, tai intuiciją kliaukitės truputį, kaip jaučiate. Gal jaučiate, kieno paklausti reikia, gal jaučiate laiką, kada tas tiktų paklausti. Ir tiesiog ryškitės tam, kai jaučiate, kad laikas. Gerai, pasižiūrėsim iš taro kortų, kokie čia neaiškumai gali svarstyklėm iškilti. Lazdų tūzas. Kažkokie neaiškumai susiję su jūsų kūrybinė jėga, o dar viena korta iškrito, 5 taurių. Su jūsų kūrybinė jėga, kūrybiniais projektais gali būti jūsų svajonės link, dar žvaigždės matėm, tuo pačiu irgi man apie svajonės jos kalba. Bet 5 taurių kažkokia dvejonė rodo. Tai gal tie debesys ir bus susiję su dvejonė. Turbūt permastysite labai stipriai savo prioritetus, savo emocijas, viską, ką turite, resursus savo apsvarstysite. Ir gali, sakau, truputį neryžtingumo būti tokio, net noro užsisklęsti ir į vienatvę. Bet viskas apie jūsų svajonę, apie jūsų didelį tikslą čia klausimai kyla. Gerai, kokiais būdais pavyks išspręsti tuos klausimus? Mes jau apie diplomatiją kalbėjom kažkiek. Kaip padėti išspręsti tuos klausimus, kaip peržengti save. 6 penkiakampių ir
Taurių karalienė. Taurių karalienė ragina išjausti savo emocijas ir pasikliauti savo intuiciją, savo kūrybinę jėgą ir savo darbo rezultatais 6 penkiakampių savo darbo rezultatais dalintis su kitais. Jūs esate sukaupę pakankamai jėgų, daug resursų turite ir esate pasiruošęs tiems sprendimams, apie kuriuos galvojate. Tos dvejonės, jos neturėtų čia būti, nes jūs pasiruošęs turite įdirbį didelį. Man 6 penkiakampių rodo, kad jūs turite tą didelį krepšį susikrovę tų žinių, savo darbo ir dabar net savo žiniom galbūt dalinsite su kitais. Žmonės norės iš jūsų gauti informacijos, žinių. Va. Arba kaip tik, jeigu kažkoks čia jūsų verslas yra, sakykime, ne, tai žmonės norės to, ką jūs siūlote. Va. Ir gali būti, kad jums tiesiog reikia perlipti per savo emocijas ir savo tą savęs atkalbinėjimą, kad kažkas nepasiseks. Va. Tos diplomatijos į savo įnešti. Su savim, jeigu esate pats savo bosas arba kažkokį projektą vykdote, kur daug turite atsakomybės, tai savo pavadovaukite truputį, pabūkite, pasirinkite atsakomybę savo, savęs kaip viršininkas, pasiklauskite tada klausimų, ką toliau daryti. Va, gerai, ir rezultatas koks, jau matau žvaigždės, ne, sėkmingas rezultatas, išsispręs žingsnis link svajonės. Pažiūrėkim, ką taro kortos dar. Na va, kaip ir sakiau, karalienė kardų, ryžtingai ženkite į priekį, jūs kaip ir tas karalius penkiakampių, viską žinote, visus atsakymus savyje. Šis penkiakampių karalius savo visą darbą idėjas jau žino, kur tą vairą sukti, viską žino. Tai va, tai jūs savyje turite jėgos, turite žinių, jau dar kartą kartoju, va, tiesiog reikia drąsiau į visą tai pasižiūrėti, sveiku protu apmastyti viską, tas emocijas truputį į šalį nustumus, kurios jūs atkalbinėja. Ir prisiminti, kad jūs vairuojate šitą situaciją. Jūs savo gyvenimo kalvis, kitaip tariant, va, ir su drąsa eiti, su aukštai iškelta galva į savo tuos tikslus. Nu va. Nes žmonės nori to, ką jūs siūlote. Tai tų dvejonių reikėtų kažkaip jas peržengti per save. Paklausim, kaip peržengti per tas dvejonės. Šaknų mergaitė ar mergina, atsisakytas aš ir karūno žaidimai. Tik geras galios išnaudojimas. Tai va, tik kadangi jūsų rankose tas vairas, va, tai ir jūs turite tą galią, reiškia. Ir šita korta labai irgi stipri korta, su daug kūrybinės jėgos tuo pačiu turite, daug minčių, idėjų, konkuliuojate tiesiog su to mintim. Ir gali būti, kad ta galia truputį jūs gazdina, kad viskas jūsų rankose ir truputį norisi kažkam perduoti tą atsakomybę. Dėl to labai daug minčių visokių apie vėl tos mintis, va. Daug tų minčių apie tai, kas gali nepasisekti, ir jūs taip save užgožiate, neleidžiate savo tai kūrybiniai jėgai, kurią turite skleistis. Va. Tai prisiminkite savo vidinę jėgą, savo
karūną tą užsidėkite, pasitaisyk karūną, kaip sakant. Va. Ir teisingai tą galę pasinaudokite. Va. O tas teisingas tai reiškia, nebauskite kitų su savo gale, bet nebauskite ir savęs, nes panašu, kad jūs labai save skriaudžiate su šitom situacijom. Nors turite daug idėjų, daug žinių, bet pasitikėjimo savim truputį stokojate. Ir truputį ruminuojate apie praeitus kažkokius nepasisekimus ir save programuojate, kad nepasisektų jums. Tai prisiminkite save, tas šakas, kurios čia užaugo, iš tų minčių nukrapštykite ir užsidėkite karūną. Va. Būkite kaip karalienė kalavijų. Drąsi ir žengianti į priekį. Kokiais būdais mums čia save prikelti? Išsilaisvinkite iš grandinių. Protėvių modeliai, sveikimas, perrašymas ateities. Na va, jums, sakyčiau, labai svarbu labai iš tų minčių išsilaisvinti iš to savęs neigimo, nes tai gali būti, kad ir jūsų protėviai tas pačias mintis turėjo ir taip save slopino nuo pasiekimų, nuo savo idėjų raiškos. Ir jūs, ko gero, darote tas pačias klaidas, kaip čia rašo protėvių modeliai. Naudojate tą patį modelį. Va. Jums šiam gyvenime reikia pasveikti nuo to ir tas grandinės nutraukti ir tokiu būdu perrašyti ateitį, kad kitos kartos labiau pasitikėtų savim, pradedant nuo jūsų. Va. Nes man toks jausmas iš šitų kortų, kad tokia energija, kad žiauriai daug tos jėgos turite savyje viduj, bet toks jausmas, kad ji tokia užgniaužta į kažkokį kiautą įdėta, už sienų kažkokių ir tiesiog pulsuoja tuo noru įsiveržti. O jūs tą kiautą spaudžiat ir dar klijuojat kažką ant jo. Va. Ir žodžiu, tom emocijom lemta išsiveršti ir tom ne vien emocijom, idėjom jūsų kūrybiniai raiškai. Toks noras net rėkti, kaip įsirėkti kyla. Va. Tai prisiminkit save. Gali būti mūsų protėviai istoriškai nelabai galėjo savęs reikšti, bet mes dabar gyvenam tokiais laisvais laikais ir mūsų idėjos turi labai daug pagrindo, kur pasireikšti. Dabar mes nebesam darbininkų karta, mes esam kūrėjų karta. Va, kūrėjų laikmečių gyvenam. Ir tos mintys, idėjos kūrybingos dabar veda pasaulį į priekį. Tai laikas geras iš tų grandinių išsiplėšti, perrašyti ateitį. Va, kaip tą padaryti, dar paklauskim. Sapnų vagis arba svajonių vagis, atsisakymo šauksmo, apie tą kalbėjau, kad truputį, kaip sakiau, tą kiautą užsidedat. Ir tinklo metėjas pasiruošimas bus vaisingas. Tai gali būti, kad jūs jau pasiruošęs tam esate. Tik tai truputį nustumęs į šalį, kaip va šita beždžionėlė, tas svajonių vagis, jūs truputį pats tampate tą beždžionėlį ir iš savęs atimat svajones, savo tikslus. Bet iš tikrųjų tą tinklą jau esate numesgę, belieka tik tai jį užmesti ir ištraukti viską iš ten, visas savo idėjas. tą tinklą į vidų užmesti, į savo vidų ir ištraukti iš ten visas idėjas, visą save. Va.
saviraišką visą. Gerai, pažiūrėkim. Šitų dar noriu kortų dar kartą. Iškrito Imrama. Kur esate kviečiamas keliauti? Keliauti gali būti ir tiesioginė to žodžio prasme, keliauti į kažkokią kelionę, į išvyką kažkokią, gal tenais pasisemsite naujų idėjų, naujų veiksmų. Man kažkodėl Petrą primena į Jordaniją šitą kortą. Į kažkokį Stonehenge'as dar, kažkokią šventą vietą galbūt nukeliaukite, įgaukite energijos tos įsiskleidimo. Va. O gal čia kelionės į save, į savo kūrybinę pasaulį. Galbūt jūs, man laivo simbolis dabar atėjo į galvą, gali būti, kad per savo gyvenimą jūs labai daug dėmesio kreipiate į tuos kasdienius, buitinius dalykus, savo kūno, pavyzdžiui, rūpesčių, kaip turėti stogą virš galvos ir maisto lėkštėj. Ir visos jūsų idėjos nusėdo kažkur toli, giliai ir tokios, kaip ta bežionėlė, slepia ir netiduoda jums tų idėjų ir tų svajonių. Tai va, tai gali būti, kad ta kelionė yra į tą gilumą, kurioj padėjote tas svajonės, kelionė į save gali būti čia. Va. Gerai. Ką patarsim svarstyklėms ties savo kelionę, kur nukeliauti. Čia daug kartų. Kur nukeliauti. Planetų banga. Sielos misija. Pasikliaukite vidiniu šauksmu. Sielos komanda. Tai žinokit, jūs savo sielos komandą turite kažkur ten, kur mes, mūsų akis regimoji nepasiekia. Ir vėl klausimas, kur esate kviečiamas keliauti. O čia ir vidinio šauksmo atsisakymas. Ir čia klausia, kur esate, pasikliaukite savo vidiniu šauksmu. Tai va, tai savo tą vidinį šauksmą prisiminkite. Gal jis labai tyliai jums šaukia kažką, bet sakau, man iš tos energijos panašu, kad jis toks kunkuliuojantis ir besiruošiantis įsiveržti. Va, gerai. Ir tai jūsų sielos misija yra savo kūrybą reikšti, kad ir kaip jinai pasireiškia, gal jūs, gal ta kūryba juk nebūtinai per meną eina. Mes kūrėme santykius, kūrėme savo kelią, savo darbę, bet kokian. Ten, kur mūsų širdis džiaugiasi, ten ir kviečia sielą. Raibuliavimo efektas. Tai yra dalelė kažko didesnio. Detalėmis yra pasirūpinta. Tai va, jums tai reikia tą žingsnį žengti, tą akmenuką įmesti, kad raibuliavimo efektas sukeltų. O viskas, ką turi pasiekti, tie raibuliavimai jau pasirūpinta. Tiesiog reikia tą akmenuką įmesti, žodžiu, žengti tą žingsnį į savo svajonę, į savo sielos kelią. Va. O mūsų sielos kelias yra ten, kur džiaugiasi mūsų širdis. Tai gali būti bet kas, gali būti saviraiška kažkokia iš tikrųjų kūrybinė, o kaip ir minėjau, gal laikas parašyti knygą jums, ar savo muziką kažkam parodyti, eilėraščius, o gal ta saviraiška yra šeimos kūrimas, gal atidėliojate šeimą kurti, nors kažkur giliai planavote, tai va.
kažkur giliai tas noras yra. Bet kas jums svarbu, yra atidėliota truputį. Gerai, o gal jūs aktyviai kaip tik dirbate ties to, bet kažkokią idėją ryškę turit, svajonę ir truputį svarstote dėl jos. Ką patarsime šitoj misijoje svarstyklėm? Balansas. Palaikyti balansą turbūt į tuos debesis nepasinerti. Kai mes labai turim daug aistros, kažkam, kaip sakiau, kunkuliuoja mane, tai galim labai stipriai įnerti į tai ir truputį pamesti balansą. Tai reikia balansą jausti ir ant žemės truputį, ne tarp žemės ir dangaus būti. Tai tvirtai stovėti ant žemės, bet truputį ir tuose debesise panardyti. Nepamiršti savo kasdienybės, nemesti darbo, kuris mums tą duoną ant stalo atneša, bet tuo pačiu ir savo kūrybiniai raiškai skirti dėmesio. Va. Ir tas balansas jums, man šitas debesys kažkodėl žuvies formą priminė, tai tas balansas jums atneš vaisingų rezultatų. Ten balanse jūsų ne tik tai finansinė gerovė bus stabilesnė, bet ir asmeninė gerovė, jūsų siela, jūs pats daug geriau jausitės, kurdami tą balansą. Gerai. Paklauskim varnų, kaip tą balansą kurti. Išmintingos varnos, kaip balansą mums kurti. O, kiek daug kartų šitas imsim. Bendruomenė ir žaismas. Tai skirkite dėmesio savo šeimai, savo šaknims. tą balansą jos ant žemės padės laikytis jums atsigrįžtant prie šaknų savo. Žaismas su vaikais pažaiskite, su augintiniais, pažaiskite gyvenimą truputį, nebūkite tokie rimti. Gali būti, kad jūs į gyvenimą labai rimtai žiūrit ir čia balanso trūksta. Va. Tai truputį pažaiskite gyvenimą, pašokite per balas. Va. Ar atsigulę ant žolės į debesis pasižiūrėkit, kada tai paskutinį kartą darėte. Greičiausiai vaikystėje kažkada. Va. Tai va, ir prisiminkite savo bendruomenę, savo šeimą, savo šaknis, kaip ir minėjau. Va, pasikalbėkite su savo dvasiniais vedliais, su savo protėviais, lankykite kapus savo artimųjų, su jais pakalbėkit, gal per sapnus ateis atsakymai. Va. Ir, kaip aš sakiau, truputį atsipalaiduokite, nebūkite tokie rimti. Va. Gali, kaip ir sakiau, būti čia balanso tos trūkumas, kad per daug rimtai viską žiūrim. Va. Ir su tuo rimtu žiūrėjimu save ribojam. Atsivertus dar vieną kortą. Gausa ir laisvė, 2 kortos. Gausa ir laisvė. Tai va, tai rezultatas gausa ir laisvė. Kaip ir minėjau, kalbėdama apie balanso kortą, šitas balansas jūs išlaisvins ir finansiškai, ir jūsų sielą, ir jūsų psichologinę savijautą ir atneš gerovę. Nes kaip ir prieš tai sakiau, žmonės nori tą, ką turite pasiūlyti. Tai pasiūlykite, nelaikykite savy. Žmonės priims tą, ko turite pasiūlyti. Kokį patarimą duosim dar? Iš protėvių. Dar kortos naujos, tai labai nekrenta pačios. Medicinos sargas. Būkite atviri gydančiai informacijai.
Tai kad tą balansą sukurtumėte arba šiaip būtumėte savo kelyje, žiūrėkite, kokią informaciją gaunate. Gali būti, kad pasikalbėję su savo artimaisiais, prie savo šaknų sugrįžę, nebekelsiu kortos, gausite kažkokios informacijos, kuri padės jums įžeminti save ir palaikyti save ant žemės ir tuo pačiu pakilės jūs link tų debesų, link tų savo svajonių, gal įkvėpimo gausite. Va, ir čia bus dalis jūsų gyjimo, sveikimo. Nu va, tai tokia savaitė šią savaitę. Tiesiog reikia ryžtis link savo svajonės eiti su karalių penkiakampiu ir karalienė kardų, drąsiai eiti, jūs žinote, ką darote. Ir kaip ir sakiau, žmonės norės to, ką turite pasiūlyti. Apie savo svajones tikrai dar pagalvokite, tiksliau nebegalvokite, turbūt per daug galvojate ir bijote nepasisekimo, bet ženkite į priekį ir nebeužgoškite savęs su tom negatyviom mintim. Va, nes laukia jūsų pilnatvė. Tik tai žengti į priekį reikia. Va, nu tai tokia šią savaitę žinutė, pasimatysime kitą kartą. Iki.